Singapūras tai viena multikultūriškiausių pasaulio valstybių. Todėl šį kartą kartu su Urte leidžiasi į 3 visiškai skirtingus rajonus – Mažąją Indiją, Kinų kvartalą bei Musulmonų rajoną. Ten aplankysime skirtingas šventyklas, pažiūrėsime, ką žmonės ten veikia, valgysime tradicinius patiekalus bei stengsiuosi iš visų jėgų prie žmonių neatryti neskaniausio ragauto man dalyko. Nu tai, sveiki visi iš Singapūro. Urte, pasakyk labas. Labas. Labas, Urte, daug kas pasilgo Urtės, tai va, štai ir jie grįžo į kadrą. Tai jo, mes ką tik dabar atvykom į Mažąją Indiją, tai tokį rajoną Singapūre. Ir nežinau, eisim pažiūrėsim, kas čia yra gero. Čia kažkur turėtų būti nemenko dydžio hinduistų šventykla. Tai kažkur ten. Tai šiaip tai toksai mano tikslas dabar ir yra. Mūsų, atsiprašau, šikai jau mūsų. Ten nueiti, pažiūrėti, ką indusai Singapūre veikia šventyklai. O po to eisim pavalgyti kažką, nes vis tiek indiškas maistas, dabar rytas 10 ryto yra. Tai pusryčiams, manau, trydos porcija būtų kaip tik, nes kaip tik tada vakarė grįžim namo ir galėsim įsitriesti, ne? Taip. Gerai, važiuojam. Realiai tėtė reikėjo eiti priėmės tą šventyklą, net nebūčiau pagalvojęs, kad jinai čia. Matomai šiek tiek remontuoja, bet į vidų eiti galim. Tai to ir nueisim. Pasiruošus? Jo. Važiuojam. Mes atvarėm į Sri Veeramakaliamman šventyklą. Ištarkite tai namuose dabar. Reikia nusimauti savo batus. Tai va, pėdų fetišistams, štai mano pėdos. Žiūrėk, net mokėt pinigų nereikia. Žinai, kiti už tai, ką jums rodau, imtų pinigus. Jūs gaunat nemokamai. Žiūrėkit, mes irgi tai galim padaryti. Mes atėjom. Čia matomai galima nusipirkti kažkokių tai dalykų, paaukoti dievybei. Čia šiaip tai Kali šventykla. Tas jau vardas Kali. Dievybės. Aš reikia pinigus įdėti jam. Po ranką, ne. Mes neturim pinigų, ką duot. Matomai neduoda baltiesiems pasišventinti savęs. Pasižiūrėjai mane, palingavo galva, tipo, negausiu. Net nepasiūlė. Labai įdomiai, kad čia duoda pieno savo dievams. Gal klysiu, bet gal čia koks vaisingumo deivė yra, ar dievas. Ir tam, kad geresnis vaisingumas būtų, duoda pieno, gal, nežinau. Šie žmonės atneša visokio tai skirtingo maisto. Ką koksai maistas reiškia, aš nežinau, bet čia galima nusipirkti jo. Sakykime, pieniniai ryžiai kažkokie, tai dauguma žodžių nežinau, citrininiai ryžiai, kokosiniai ryžiai. Ir kiekvienas iš jų turi skirtingas kainas. Tai pažiūrėkit, už dėžutę 17 Singapūro dolerių arba 23 Singapūro doleriai. Tai realiai daugiau negu 10 eurų arba 15 eurų. Eiktų savo. Dievai daug reikalauja. Nu, kaip tau šventykla? Įdomu. Verta nueit pasižiūrėti. Ja. Nelabai kas vyko šiuo metu, pasižiūrėjau, ten yra tvarkaraštis apeigų, tai artimiausia apeiga bus tik tais vakare, tai galvoju, nieko nelauksiu, nes esame su apeigų matę, aš šiaip tais tiesiog įmesiu iš praeito vizito, nes panašiai šventyklai buvau Singapūre praeitą kartą, tai įmesiu, kaip atrodo ten viskas ir judam kažkur toliau, Indija taune. Varom. Nu, ir dabar galbūt galvojat, iš kur čia tų indų tiek atvarė, ne? Tai esmė tame, kad Singapūras, dabartinis Singapūras, anksčiau priklausė Anglijai. Na, o Indija, kaip suprantate, taipogi kažkada priklausė Anglijai. Tai Britai norėjo čia tą
anglai, britai, kaip čia pavadinti. Jie norėjo čia praplėsti tą visą Singapūrą ir jie prisivežė pilną tų indų žmonių, kai jie čia darbuotus ir panašiai. Ir būtent šitoj vietoj, kur mes esame, tai ši mažoji Indija vadinama, tai čia buvo tiesiog ferma. Tai čia buvo ferma, čia augino visokius tai gyvūnus, ten karvės, ožkas, dar kažką tais. Ir, na, jų čia taip daugėja ir priėjo. ir indai, na, kaip pasakyti, jie skaitosi kaip dalis Singapūro kultūros. Be jų, daug kas sako, nebūtų ir Singapūro. Tai va. Ir tamilių kalba, kur yra viena iš indų kalbų, yra viena iš nacionalinių kalbų Singapūre. Esmė yra ta, kad Singapūre yra ne viena tokia vieta, kur yra skirta, na bent jau anksčiau buvo skirta tam tikrai etiniai žmonių grupiai gyventi. Tai va, kai mažoji Indija, ten Chinatownas, paskui ten arabų kažkoks tai rajonas yra. Ir anksčiau tai galbūt buvo aktualu, bet dabar nelabai. Realiai mažoje Indijoje taipogi gyvena ir kinai visokiausi, tai ten Chinatowne taipogi gyvena, susimaiš vien žodžiu viskas, bet, na, nežinau, kažkiek dar galbūt toj mažoje Indijoje ir liko, mažosios Indijos. Kur urtė dingo? Kad nesakytumėt, kai kažkas nelaukiai, va, fotkina jinai. Nes kažkas komentaruose rašydavo, ko tu pabėgi nuo urtės? Va, štai kodėl pabėgu. Ir va, architektūra graži. Ja, duodu. Buitinis konfliktas. Labai daug juvelyrikos čia pasindusi yra. Kur juvelyrika, ten drambliukas šitas. Vien auksas. Aha. Bet žiauriai spalvingas rajonas pasindus. Visi namai skirtingų spalvų. Nu, tai manau, metas eit pažindinti su indų kultūra per maistą. Tai eina, pavalgysim, čia kažkur turi būti kažkoks tai maisto centras, sakykim. Pažiūrėsim, kas ten gero yra, gal kažką įsirinksim skanaus. Urtė, ne? O, jo. Karis, tika masala. Ar dar kokia nors kita masala? Ne, geriausias masalos, kai tu skaitai pavadinimą, net nesupranti, kas parašyta. Nei vieno žodžio nesupranti. Čia Singapūre jie labai mėgsta tokias vietas, jie vadinas kažkaip hawkers. Tai kur tiesiog atvarai ir pilna... Ai ne, palaukit. Siemų žodžių, čia turgus. Vėliau pašnekėsiu apie hawkers. Čia yra turgus. Nors vėliai žino, ar čia... Žiūrėk, paukštis. Nežinau. Čia nelabai gal tas turgus, čia keletą žuvų pardavinėja ir viskas. Bet maisto aš nerandu. A čia va mėsą daro. Gal jo, visgi turgus. Čia turėjo būti restoranai visokie. Urtė ten eina, sako, ten bus maisto. Užuodė, ne jau? Važiuojam. Man tos, radom kažką pagal žmonių kiekį. Tai va, tai kas tai hawkers yra? Tai Singapūre tokių vietų yra labai daug. Tai tiesiog, Europai food hallais gal vadina, kur tiesiog pilna visokiausių skirtingų restoranų. Tu pas ateini, pasiemi ką nori ir tiesiog sėdi ir valgai. Tai pavyzdžiui, Urtė gali pasimti vieną dalyką, aš pasimsiu kitą dalyką. Ir vis tiek galėsim valgyti kartu. Nu tai va. Einam? Einam. Vietos biški nesusigaudau. Labai daug žmonių ir labai mažai vietos praeit. Nu ieškom. Kažkaip kainų nėra parašytų. Yra, va. Vaikščiau, neįsirenku ką pasimti, bet galiausiai atrodo visur panašius dalykus pardavinėja. Visokiausiai tai va, kariai. Nežinau, man viskas kariai yra. Tikriausiai man Indas pasakytų, kad čia ne, čia ne karis, čia tas ir tas. Nu va, Urtė čia pasiėmė ką tik. Praeina žmogus. Negaliu šito pašnekėti, visi labai skuba. Pasiėmė butter chicken su donyte. Aš galvoju, kad būtų įdomiau pasiimsiu iš kitos vietos kažką, tai einam kartu, paliksim Urtę ten, kažką susirasim ir tada grįšim su kažkuo skanaus. Sėmiau mutton curry. Pažiūrėsim, kas čia bus. Įkrausma čia visko. O, kokį parsinešu. Ėriukas. Op. Kur tavo maistas? Laukiu. Dar laukia? Man va iškart padarė. Nu tai va, mano ožiuko ar tai ėriuko karis. Tai nežinau.
Urte, šakutė. Turim draugą. Nelabai šnekus, bet atsisėdo šalia mūsų, gal nori susidraugauti, bet nedrąsus. Tai va. Nu, paragauk ir pasakysi, ko skonis. Aš labai noriu nedaug ragauti, nes aš nežinau, ką šiandien. Nes manęs neklausė aštrumo, man įpylė ir viskas. Aštru. Aštru? Aštru. Ko skonis? 10 balį sistemai. Šiaip labai skanu, bet aštru. 9. Opa. Nu, reikia man paragauti. Griebė mėsą. Be ryžių, be nieko, tiesiog šanam į burną. Jo, labai gera. Skaniai. Jo. Nu, čia viskas, aišku, gerai, čia paragaukim. Čia matos bulvės. Bulvė. Labai aštri bulvė. O čia, nežinau kaip lietuviškai vadinas. Angliškai jie okra vadinas, tie žali. Bet matau labai agresyvų čilį. Palauk. Čia tokios biškai, kad prasistumtų mano viduriai. Nu va, galiausiai į Urtės atėjo visiška klasika. Sėsinė vištiena. Nu kaip? Gera, neaštri. Neaštri? Ne. Tai mato, balta esi, sako, ai, pasigailėsim geriau. Eik, tu gerai, gerai. Ir čia kainos nesikandžia. Tai maniškis, va visą šitą porciją apie 6 eurus kainavo. Urtės šiek tiek brangiau, 8 eurai. Taip čia vietiniai valgo rankomis. Ir aš noriu purvinti dabar. Ilga diena mūsų laukia. Ir maistas šiaip žiauriai karštas. Nes jiems neskauda to rankoje, paimam degantį maistą į rankas. Nes suprantu visiškai. Atėjom iš šio, nežinau, pastato antrą aukštą. Ir čia vien tik tradiciniai rūbai. Indiški. Indiški, jo. Nu, fainiai. Tai jeigu ką, tai Singapūre gyvena apie 9% indų, taip sakykime. Tai jo. Tai nemažai. Tarsi nejuokauju. Visas antras aukštas didžiulis. Vien tik tokie margi, spalvoti, moteriški rūbai. Vietos. Urte, gal tau reikėtų tokio? Reikia pirmą išsirinkti, ką nors. Į taip ir neįsirinks. Žiūrėk, gal man tokį pasimti? Sorry, no problem. Išmušė iš vėžių. Minties nebegalėjau pasakyti, net nebūtų juokinga. Ai, braukiam laukiant. Nu tai va, pasibuvom ką tik mes tame Little India rajone ir dabar mes varysim į Chinatowną. Pažiūrėsim, kaip kiniečiai gyvena čia Singapūre. Tai esame metro, čia biškai pavažiavam, ne ten išlipom, tai dabar varysim va čia. Tai susitiksim ten. Nu va, atvarėm mes į Chinatowną. Tai dabar kaip ir tame Indijos rajone varysime į vietinę šventyklą, pažiūrėsime kaip ten žmonės meldžiasi, ką ten veikia, o tada, kaip ir vėlgi Indijos rajone, varysim kažką skanaus kiniško suvalgyti. Pažiūrėsim, važiuojam. Nu va, atėjom prie budistų šventyklos Singapūro. Čia vadinai Chinatowne yra jisai. Eisim, pasižiūrėsim, kas ten gero. O, kiek vaikučių. Jau vasarą, ko jūs einat į tą mokyklą? Kas čia vyksta? Žiūrėkit, čia va nemokamai duoda vieną tą... Kaip vadinas? Smilkalą. Tai uždėkim. Drebas man visas. Vietos stresas, pažiūrėk, kaip man rankos dreba, kas čia yra. Parkinsonas man jau kažkoks vystosi. Va, tai va jį. Op. Nanešim ten dabar mes. Op. Padėsim, bet nežinau, ką tai reiškia. Va. Kažkas gero tikriausiai. Mes padarėm.
Nu va. Tai realiai tiek čia tos šventyklos. Čia smagu, fainai, viskas kvepia nuo tų smilkalų. Šiaip įdomus faktas, jog realiai kas trečias žmogus Singapūre yra budistas. 32% populiacijos išpažįsta, jėtų šnekėti nemoku šiandieną. Vėžo išpažįsta budizmą. Man reikia pat logopedą nueiti. Na, ačiūs, kokia budistų šventykla? Bela Bubu. O jėtos, nu toj nubaus mane. Jėtos, paduokit mane į teismą, negalima fotkinti. O ne, Labubų nufilmavau. Ir jūs galbūt galite paklausti, o iš kur čia tiek tų kinų? 7%, ne? Tai čia beveik kažkur 7 milijonai singapuriečių yra kinų, ne? Tai istorija yra tokia, kad kažkur 200 metų gal, ten 1800 pradžioje, Britai kažkaip šitą vietą padarė savo vienu iš tokių pagrindinių portų Azijai. Nu ir tada kinai, pagrindai iš pietų Kinijos, ten Kantono regiono, užplūdo šitą vietą, ieškoti geresnio gyvenimo, uždirbti šitie pinigų, nes beveik visi, kas čia atvarė, neturėjo nieko. Tie atvarė čia, įkurti savo naują gyvenimą ir, matomai, pasisekė, jeigu dabar 7% čia yra kinų. Aš žinau, jie save skaito kinais, bet prasme, kilę iš Kinijos, etniškai kinai. Nu ką, tai jeigu esame jau Kinų rajone, manau, pats metas eiti kažkur ir pavalgyti mums kažko kiniško. Tai čia grinai prie pat yra kažkur tasai hawker centras kiniečių. Tai einam, pažiūrėsim. Pats metas. Nežinau, kur eiti. Ten einam ar ten einam? Ten. Šiek tiek žiūriu, ne viskas dirba. Daug uždarytų vietų. Bet čia turėtų būti vieta, kur pavalgyti. Kol tas čia tik turgus yra. Visokių... Vos nenudaužiau mašiutės. Visokių talismanų, nesąmonių visokiausių yra. Bet mums reikia maisto. Manau, radom kažką. Kylam su draugais valgyt kinietiško maisto. Nu, vienas restoranas veikia. Ai, yra daug. Gerai, tai matėm indų, dabar matom kinų. Tai turim street fried white house. Ne. Turim tokį. Ką čia turi? Toks. Nenoriu aš tokio. Čia gerimukai. Gerimukus vėliau. Pirmą reikia maistą susirasti. Jėtus, kiek čia daug tų parduotuvių, restoranų, kaip čia jos pavadinti. Aš noriu atrasti kažkokį dalyką, kur aš pamatau ir sakau, noriu. Nu, radau vieną dalyką, ką pasimsim, tai koldūnų antrą tą numerį. Tai Shanghai Xiao Long Bao. Va, tokį pasimsim. Urte, 6 ar 8 vienetus? 6, pamėginimui. Ok. Kol aš rinkaus tos koldūnus, Urte pasiėmė tokį va. Kiaulės šonkauliukų makaronai. Skamba skaniai. Skamba kiniškai. Kol mūsų koldūnai ten garoja, gavau misiją paimti atsigert. Kur čia palamačiau atsigert? Aš pasiimsiu laimo sulčių. Atrodo, kad aš iš jūsų bandau užsisakyti dabar. Tai tiesiog toj. Užsisakysiu ir viskas. Turim sultis. Žiūriu, koldūnai dar neparuošti. Urte liūdi. Kur koldūnai? Nėra koldūnų. Bam. Bam. Kaip mielai atrodo. Nu, už pasakiškus koldūnus tikriausiai. Oi, rūgštus kokie. O, tikri laimai. Nu, žiūrėkit, netikėtai, nespėjau nufilmuoti. Va, Urtės makarai su šonkauliukais ir mano koldūnai. Bet žiūriu, tam, kad nebūtų tokie sausi koldūnai, čia pasiėmiau va, dubenėlį, galiu įsidėti padažiukų. Kuris baisiau atrodo? Šitas ar šitas? Very spicy. 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 Ok. Pamėginsim šitą. Jeigu nepatiks, pasimsim kitą. Nu, tai va, tai Urte šitas patekaliukas kainavo 3 eurus. Nu ir pasakyk, verta 3 eurų?
Verta, ne? Nu, o mano koldūnai, tie bao reiškia koldūnai realiai kinų kalboj. Dar žiauriai karščiai, tai šitiek palauksim. Nu, manau, metas ragauti. Nežinau, koks vidus. Iš išorės jau atvieso, bet vidus, žinot, gali būti labai dar pavojingas. Mėginam. Realiai lietuviški koldūnai. Su kiauliena viduj. Pabandom pamirkyti į ašų padažą. Sakė very, very spicy. Tai. Ne very, very spicy. Bet valgom. Bet tikėjausi geriau. Hongkonge buvo skaniausi koldūnai. Eisim ieškoti kitko kažko. Gerai, tai man tie koldūnai, žinokit, ne kažką, gerai, liutuko koldūnai kažkokie lietuviški. Lietuviški, man tos lietuviški. Gerai, einu kažką paieškoti kitą, urtę paliekam valgyt, mes einam kažko ieškot, skanaus. Važiuojam. Nu gerai, realiai koks 50% kioskų nedirba. Nu tai reikia dirbti su to, ką turim. Grįžtu atgal, aš čia nuėjau šiek tiek toliau, tai pavieniai tokie dirba. Nežinau, man tai tokie to nelabai apetitingai. Aš žinau, kad tokio žodžio nėra apetitingai, bet aš jį vartoju, nes aš toks esu. Radau galiausiai kažką skanaus pavalgyt. Pasiėmiau va šitą numerį 5, tai nežinau, ant anglies keptą antį paragausi. Nu va, man įdėjo, galiu imti pagaliukus arba šakutę. Nu, aš jau pasiėmiau šakutę, padarai šaukštą siubytei. Kaip čia, nu, paimsim. Šitaip, šaukštas, dar kažko reikia. Gal padažiuką užsimeskim. O žiūrėkit, čia jau sukomplektuotas. Atsimkim. Viskas. Važiuojam. Ate senelį. Urtė jau nekantrauja, bet ne, čia mano, aš pirmas. Paukšt. Ragavom ant anglies keptą antį. Va čia geriau už liutuko koldūnus. Paragauk. Geriau negu liutuko koldūnai. Gerai. Gerai, suvalgom ir susitinkam miestelį. Pažiūrėsim, gal kažką dar nuveiksim. Ir va, pavalgius, o gal dar prieš maistą, net nežinau, kada reikėtų. Galim pasimelsti, bet nebūtų problemos su skrandžiu. Beje, tuliko ieškom. O, ten gal. Kur mes čia nuėjom? Tulikas. Mes norim nuvaryti tuliką ir tipo, beje, pirmas mokamas tulikas Singapūre. Bet kaina tai 6 euro centai. Tai mes nežinom, kam duot, mes nenorim būti tokie siaubingi nusikaltėliai ir nueit pamyšti nesusimokėję. Tai mes matom, čia yra skylutė. Tai gal čia reikia įkišti? Gal čia reikia? Put here? You pay. Oh, it's free. Oh, okay. Okay. Rimtiems vyrams nemokama. Gerai, sėkmės ate. Nu, okei, gerai, kad nemokėjau šitą tuliką, nes nu čia cenzūruosiu viską. Bet... Nu ir kad esam kinų rajone, tai automatiškai mes turim va kinų medicinai reikalingus dalykus. Cucumber. Cucumber, okei. Tai jūrų agurkai čia yra. Nesuvokiu, kas čia yra. Sakiau, žuvų dalykėlių turim. Thank you. Kiek žinau, jos naudoja visokiems nuovirams ir panašiai. Ir tada, nežinau, gydosi tokiais dalykais. Turėtų būti kažkur visokiausių tai penių, žinau tą. Jie labai mėgsta visokių ten elnių ir panašių gyvūnų su dideliais ragais penius, nes tipo tai skatina potenciją. Atėjome kažkokią kinų medicinos parduotuvę, ką tai ten toli yra visokių gyvūnų peniai. Mua. Nu va ir atėjom čia dabar į turgelį. Nu aiškus va, kaip kinų turgelį priimtina. Visokiausių nesąmonių yra. Žiūrėkit. Papūgas. Žiūrėk, ten dar vienas. Čia galima kažką filmuoti? Gal nesupyks? What's up? Labukas. Yra kintas to, ne?
Jėtus. Reklamą darai, ne? O jėtus kaip tu šauki. Nu gerai, paliksiu ramybėje tada. O, bye-bye. Jo, bye-bye, gerai. Bye-bye. Jis man bye-bye pasakė. Bye-bye. Jo. Ką tik prisistatė dar vienas dėdė. Dar vieną papugėlę. Mama! Žvaigždė. Ai, liežuvį kanda kaip. What is the name? Name? Green. This color. Ah, green. Ah, green. This Yes. Beautiful. Sorry. Vis laisvė yra. Jo. Wow. Okay. There one. 给你挑一下。来。 Tai jis nei pinigų nieko neprašo, jis tiesiog duoda žmonėms. Okay, thank you. Thank you. Aš pasakiau, aš šiandien pasakiau, kažkaip ne taip. Šiandien. $5. $5, okay. Taip staigiai ir sumašiau durianą pasiimti. Tuoj papasakosiu. Gausim pačio neskaniausio ir smirdančiausio vaisiaus. Aš norėjau vieno gabaliuko, bet galbūt gausiu vieną vaisių. Nežinau, kaip mes čia susikalbėjom. Aš norėjau vieno gabaliuko tik tais. Okay. 让你们吃好丢垃圾桶啊！ $5. Okay, thank you. Okay. Gerai, viskas vyko žiauriai greitai, neturėjau progos paaiškinti. Tai mes ėjom ir pamatėm durianų kioską. Durianas yra toksai vaisius, kuris yra tradiciškas labai pietryčių Azijoje. Durianas yra labai žinomas tuo, jog jo, pavyzdžiui, negalima įsinešti į viešbutį, negalima į metro atsinešti, negalima negi kai kuriuose prekybos centruose jo turėti. Priežastis yra ta, jog jis baisiai smirda ir tas kvapas įsigeria visur. Tai pavyzdžiui, tam, kai jį valgyti, reikia naudoti pirštines. Tai užsidėsim pirštines ir paragausim. Vietiniai yra įsitikinę ir jie prisiekia, kad čia yra pats skaniausias vaisius ir tiesiog mes jo nesuprantam. Bet paragausim ir sužinosim, kaip iš tiesų viskas yra. Įdomi konsistencija. Toks ir minkštas, o viduj kietas. Spausim. Aš baigiu priprast prie kvapų šiaip. Jo, šiaip kaip čia buvo labai dažnai tos durianus mes uostėm ir iš pradžių tai skudurų kvapas buvo, dabar jau visai nieko. Jo, nu, į sveikatą. Kurį filmuot man? Tai tu įsidėk į burną pirmą. Nesuprantu, kas čia per skonis, žinok. Ai, varom. Supuvusių kiaušinių skonis. Nerekomenduoju. Pasiemu. Man gėda čia būti čia specializuotas duriano kioskas. Eiktų šių kaip šlykštų. Matau per ašaras tavo. Tiksliau, ašaras per tavo šypsaną. Arba minsiu nuleidžia. Gal kauliuko ne?
Eiktų šik, koks šlykščių daiktas. Paliekam, ką nors atiduodam. Aš jo tikrai negalėsiu suvalgyti. Aš irgi ne. Ta prasme, skonis kaip supuvusio kiaušinio toks, tas aromai, skudurų ir supuvusio kiaušinio. Eiktų šik. Ne. Į mane žiūri, kai jisai galvoja, kažkaip peliuris baltas negali duriano pavalgyti. O tai tau normaliai, tu net nesivaipiai, bet labai mažai įsikišai. Nenoriu daugiau. Man užteko paragauti. Gerai, einam laukan. Man net prakaitas išmušė į bevalgant. What the fuck? Aš tikrai neperdėdu. Jis žiauriai šlykštus. Aš maniau, kad žmonės kitos video filmuoja, kur valgo tą durianą, tipo apsivėmė ir panašiai, biškį apsimeta prieš kameras. Bet žinokit, ne. Čia viskas tikra. Žiauriai šlykštus. Noriu pasakyti, kad visi šitie žmonės, kurie valgo, jie apsimeta. Jiems tikrai negali patikti taip durianas. Vietos, kiek jie pasiėmė. Nesąmonė, melagiai. Nu va, atvažiavam į dar vieną tokį etninį rajoną. Jisai vadinasi, du pavadinimus mačiau online. Arba arabų skveras, arba musulmonų skveras. Nu tai supratot, islamas čia dominuoja. Tai, tie vaikai vėl čia? Šitie patys vaikai? Jie paskui mane seka. Nu čia aš juos seku. Reikia aplenkti visus vaikus. Einam. Iš kur jūsų šiek tiek daug? Žiūrėk, tu labai pritampi prie jų. Visą tą patį spalvą, viskas tas pats. Kelintokė esi? 6. Abie, matom, arabų gatvė čia yra. Turim Aladiną. Turim vaikus. Ir ten turim mečetę. Tokia rimta sultono kažkokia mečetė. Varysim, pažiūrėsim, jeigu įleis. Kaip ten kas atrodo? Ir tada reikės eiti kokios kavos prigrėb. Kryžiaus žygis į mečetę. Nu, štai vartukai. Mums reikia kažkaip atrasti urtai skarą. Aš galiu striukę duoti, užsidėtum ant plaukų. Nu, mes su urtai einam, tikėsimės, kad duos. Nes, išeina močiutės visokios. Tai matomai, gal duos kažko užsidengti. Okay, thank you. Matros mane įleido. Štai ir mečetėj mes. O mes pergyvenam. Jo, žiūri minkštas, kaip batutas toks. Ne, aš irgi toks laimingas. Tik yra įdomi tai, kad mumis kaip ir įleido mečetę, bet mes negalime eiti į šitą vietą, kur tos visos pamaldos vyksta. Mes galime tik iš šali pasižiūrėti. Kažkaip kitose mečetėse, kuriuose esu buvęs, tai kažkaip tai nebūdavo, tiesiog nueidavom, kur nuėdavom, ten ir vaikščiodavom. O ne? Man tai patinka šis. Žinai, kaip čia ramu, šitos geras Wi-Fi tikriausiai. Čia Alachas pabusina 5G, supranti. Taigi, kol mes čia esame, tai aš jau papasakosiu tiek istorijos apie Singapūro musulmonus. Islamas dabar, man atrodo, sudaro 11 ar 12% visų tikinčių, religijos procentų. Bet pagal lokaciją turėtų būti daug daugiau, bet matomai visi migrantai, tiek iš Kinijos, tiek iš Indijos, tą musulmonų populiaciją tiesiog procentaliai sumažino. Nes vis tiek, Singapūras yra tokioj vietoj, tai grinai ten, kur Malaizija taipogi yra musulmonų šalis, tai čia pagal tie turėtų būti musulmonų šalis, bet dabar jau nežinia, multireliginė tapo. Tai, o šitas rajonas, tas arabų arba musulmonų vadinamas rajonas, jis ir buvo labiau skirtas vietiniams malajams čia savo gyvenimą turėti. Čia buvo padarytos tokios didesnės mečetės, kad galėtų savo religiją išpažinti. Bet vėlgi, dabar kai atsirado multikultūra Singapūre, tai vėlgi to arabų, kad būtų tik arabai, jau to nebėra. Gyvena visokie skirtingi žmonės. Ir, žiūrint Singapūro ekonomiką, tai veikia. Mes su urtai čia sėdėm ir kai ką supratom, kad tikriausiai islamas viena nuobodžiausių religijų iš meninės pusės. Nes tiek budizmo šventyklose, tiek hinduistų šventyklose yra pilno visokiausių tai skulptūrų, visokiausių tai personažų, o islame nėra. Nes aš kaip suprantu, Alachas, jis net neturi kažkokio oficialaus ar kažkokio tai to įamžinimo, niekas nežino, kaip jisai atrodo, ar jis iš viso žmogus ir panašiai, kaip aš suprantu. Tai
tai dėl to nėra jokių skulptūrų ar piešinių, tai tiesiog netaip įdomu. Ir vat už tą hinduizmą su budizmu ir dar taoizmu tokiu, daoizmu lietuviškai, tai ten žiauriai fainiai, visokie žudimai, ten skulptūros paduria žmogų ir panašiai, tai va ten suprantu, va ten tai metal religijos. Islamas dėja ne, beta religija tokia. Nors jeigu islamas neturi kažkokių piešinių ir panašiai, jie turi gražią kaligrafiją. Nežinau, kas parašyta, kringeliai kažkokie, bet atrodo kietai. Šiai įdomiai, šita mečetė tokia yra padaryta, kad matomai tiems žmonėms, kurie galbūt pirmą kartą atvaro į kokią nors mečetę. Nes va, yra mečetės istorija, kas yra musulmonai, kas yra Alachas, kas yra Muhamedas, kas Kuranas. Ir supažindinimas, suprantat? Įdomiai. Nu va, ir išėjom laukan. Nelabai ten ką gero buvo veikti. Galvoju, kad jau esam arabų ir panašiai rajone, einam atsigersim kavos. Gal rasim kokios ten tos arabiškos kavos, gal nerasim. Jeigu iš bėdos atsigersim ice latte ir kitaip, kavytę, tai bus labai fainai. Busim white bitches. Einam. Ir vėlgi, kaip prieš tai matėm, buvo indiški rūbai, buvo kiniški visokiausi tai dalykai. Dabar mes turim, palauk, nebeturim, grįžtu atgal. Turim va, tokius musulmoniškus dalykus, čia galima įsigyti. Ir turi suprasti, kad tie rajonai, jie nėra vienas nuo kito toli. Tarkim, šitas rajonas nuo to Indijos rajono gal kilometras. Ir viskas jį pasikeičia. Žiūrėkite, dabar turkiška muzika ar kokia čia skamba. Visiškai kitas pasaulis. Va, turim turkų parduotuvę, turkų restoraną. Čia, pavyzdžiui, dabar žiūriu kažkoks piešinys. Tai čia, kaip suprantu, Omano vėliava yra. Tai gal čia kokie musulmonai, arabai atplaukė iš Omano, įsikūrė. Nu, nėra jokios informacijos. O, žemėlapis. Atsiprašau. Jo, žiūrėkit, iš Muskato, va, čia Omano sostinė. Tai matomai arabai atplaukė iš Omano į Kantoną. Plaukė per čia, Singapūrą, į Hongkongą. Matot. Mat kaip gerai mokėti geografiją kažkiek tais. Žiūrėkit, galim Singapūrė nusipirkti arabišką kilimą. Va, susuksim viską. Tik pasakoja. Kilimas padarytas iš Tarino. Žiūrėkit, dar vienas kilimų šopas. Gal reikėtų į rankinį bagažą kilimą įsimetam, ką? Bet kilimai tai gražus. Ne. Tai įspūdingi. Apipilčiau sausais pusryčiais ir nebebūtų to kilimo. Štai dar kažkokių tekstilės. Šitą galvojau kažką turkiško pavalgyt, bet ką čia valgysi? Nenusibodė man tie kebabai visokiausi, tai nueisim, tuoj pat kavos pasimsim. Urtė tiesiog neleidžia į kavos, nes žiūri suvenyrus. Mes esam Singapūre, ne Turkijoje. O kodėl iš viso arabų rajonuose ta turkų dalykus parduoda? Turkai ne arabai. Turkai nėra arabai. Čia tai arabiškai. Na gerai. Gerai. Okay, sorry, atsiprašau, atsiėmu žodžius. Sorry. Žiūrėkit, čia radau dar seną nuotrauką šito rajono. Pažiūrėkit, kiek žmonių būdavo. Wow. Tikrinai prie tos mečetės. Jo, čia vaizdas yra iš mečetės vidaus į va šitą gatvę. Dabar tiek žmonių nėra. Wow. Vėl jūs čia. O vienu. Suknisti vaikai. Kai mums dabar reikės išeiti. Mūsų yra 20. Davai visi atsistojam vidury gatvės ir pasidarom nuotrauką. Nu? Genialu. Pagrindinio veikėjo sindromas. Wait, they want to take a group photo. Just here on the left. Sorry guys. Jela, habibi. Ta mašiutė mažiausiai yra, turi suvaldyti tą grupę žmonių.
Aš bandžiau tikrai mėginau atrasti kažkokią autentišką kavinę, atsigerti normalios, tokios tipo turkiškos kavos, bet neradau. Bet užtat radau ateitį. Parodyk man ateitį. Čia yra... Čia maksimum, man kiek tu gali būti white bitch tokioje vietoje, man atrodo. Ne, čia labiau atrodo kaip bitcoino investuotojų vieta tokia, suprantate. Kas čia? Aš nieko nesuprantu. Ką daryti? Ten matos mums sakyti. Šios kavinės esmė, kad čia tipo ateities kavinė, pavadinimas yra 2050, tai tipo čia taip kaip įsivaizduoja, kaip mūsų pasaulis atrodys po 25 metų. Aš nenoriu tokios ateities vietos. Kaip patinka tavo interjeras? Ne, Kur stalai? man nepatinka. Kur stalas? Šitoj kavinėj nėra stalų. Ai. Čia tikriausiai nejaukiausia kavinė, kurioje mes esam buvę. Tavasme, what the fuck? Aš jaučiuosi kaip fabrika. Tikiuosi ateitis nebus tokia net. Ne, mes turim medį. Turim medį. Puodelis kavos 5 eurai. Čia viena brangiausių kavų, kurią gėriau. Kava kaip iš aparato. Nu negi ne. Nesu kavos gerbėja, bet pritariu. Ateitis čia. Seniai. Šitą kavinę man primena ganai va tokią vietą, bet va tie du priešais, kur ten toliau kur sėdi. Bet jie tie verslo reikalais, apie verslą šneka. Šitokia vieta yra, kur tu bandai ateiti pasirodyti, va, aš esu subtilus, aš turiu pinigų, aš dėl to neturiu visiškai supratimo apie jaukumą. Čia yra pinigų kalbėsena, tai yra pinigų kalba. Bei ar aš sakiau, kad investuoju į bitcoiną? Nu va, mes jau važiuojam namo, pasibuvom, aplankėm 3 skirtingus rajonus, aplankėm indus, kinus bei musulmonų rajoną. Tai, nu jo, šiaip tais pamatėm visiškai tokius skirtingus šiek tiek, labai geras autobusas čia, labai skirtingas tokias miesto dalis ir tikiuosi jums patiko tai pamatyti. Tai mes su Urte jau varom namo, eisime kot ir skrisime į naują šalį, kurioje aš niekada nebuvau, tai Indonezija. Tai jo, nieko noriu. Tai jeigu patiko video, laikas, subscribas ir kokią nors nesąmonę pakomentuokit ir susimatysim kažkada greitai. Čia.